Alfa Romeo automobilių pasaulyje turi tvirtą poziciją. Per 114 gyvavimo metų po šiuo italų gamintojo vardu gimė ne viena žvaigždė. Turbūt esate girdėję Enzo Ferrari, Giuseppe Busso, tai tik keli garsūs italai, kurių karjera prasidėjo būtent Alfa Romeo. Per šimtmetį gamintojas pasauliui pristatė ne vieną techninę inovaciją. Kiti gamintojai sėmėsi įkvėpimo, analizuodami jo stilių ir eleganciją. Reikia pripažinti, kad Alfa Romeo yra gražus automobilis, kurį gaubia lenktynių aura. Todėl, kai Alfa Romeo pristato naują modelį, tai yra retas įvykis, kuris kelia didelį susidomėjimą ir klausimą, ar šis naujasis modelis yra vertas Alfa Romeo vardo. Sportiškas, kompaktiškas ir spinduliuojantis itališku dizainu. Toks yra naujasis Alfa Romeo Junior. Alfa nebūtų Alfa, jeigu neturėtų ryškios raudonos spalvos, su kuria bus sunku būti nepastebėtam gatvėje. Spalvų gamoje galima rinktis ir ramesnes, ir ryškesnes spalvas, taip pat bicolore, dviejų spalvų kėbulą. Tai yra naujos kartos Alfa Romeo dizaino kalba. Nuo 2021 metų Alfa Romeo turi naują dizainerį – Alejandro Mezzonero Romanos. Tai yra pirmasis jo kūrinys, neskaitant reto ir vienetinio 33 Stradale projekto. Įdomu yra tai, kad galime rasti panašumų tarp 3 milijonus kainuojančio superautomobilio ir šio masėms pritaikyto miesto crossoverio. Pradėjus nagrinėti pavienes detalės, galime matyti ankstesnių Alfa Romeo bruožų. Štai pažvelgus į šias centrinės groteles, vadinamas Scudeto, kurios yra siūlomos Progreso versijoje, galime matyti, kaip grotelės eina po kapoto liniją, o šios dvi linijos susilieja su pilnai lediniais matriciniais adaptyviais priekiniais žibintais. Šis dizaino sprendimas gali priminti 1963 metų Alfa Romeo GT Junior veidą. Taip, Junior pavadinimas nėra naujas Alfa Romeo gamoje. Tuo tarpu galinė dalis yra įkvėpta Alfa Romeo Giulia TZ modelio, turinčio short tail dizainą, kurį lenktynėse naudojo to meto sportiniai automobiliai. Dar vienas dizaino sprendimas – numerių rėmeliai. Ankstesniuose Alfa Romeo modeliuose jie buvo tvirtinami šone, tačiau nuo šiol jie visada bus centre. Alfa Romeo dalinasi tą pačią platformą kaip ir kiti Stellantis modeliai, tokie kaip Jeep Avenger ar Fiat 600e, tačiau reikia pripažinti, kad Alfa Romeo yra stilingiausias iš visų. Ant kapoto puikuojasi gamintojo logotipas. Kuo daugiau važinėsite su Alfa Romeo Junior, tuo daugiau logotipų atrasite. Štai dalis logotipo puikuojasi ir ant V formos grotelių, dar vieną rasime šone ir taip pat dar 4 ant kiekvieno iš ratlankių, kurie gali būti 18 arba 20 colių. Na, o jeigu pamatysite Alfa Romeo Junior su raudonomis stabdžių apkalbomis, žinokite, kad tai yra galingesnė ir sportiškesnė Veloce versija. Veloce ir įprastas Junior turi ir daugiau skirtumų. Pavyzdžiui, žemesnė pakaba, kitesni amortizatoriai ir spyruoklės. Geresniam sukibimui Veloce naudoja priekyje esantį mechaninį torsen diferencialą, o trumpesniam stabdymo keliui didesnius stabdžius. Sėskime į vidų, kur paieškosime daugiau Alfa Romeo simbolių. Vos atidarę dureles, matome šone esantį logotipą. Logotipų čia rasime ir daugiau, jų yra ir ant sėdynių, ir šalia stiklo, ir ant bevėlio telefono įkroviklio kilimėlio, ir taip pat ant ortakių. Alfa Romeo yra būdingas drive-centric, tai yra viskas aplink vairuotojo valdymas, kad vairavimas būtų išskirtinis ir sportinis. Prietaisų skydelis turi tradicinį teleskopo dizainą, truputėlį pasuktas ekranas sukuria tiesioginį ryšį su vairuotoju. Tokios detalės kaip keturlapio dobilio formos ortakių ir centrinės konsolės foninis apšvietimas sukuria jaukumą bendram interjerui. Dėl naujos kartos programinės įrangos architektūros Alfa Romeo Junior naudoja Alfa Romeo nepakeičiamą žetoną NFT.
Paremtas blokų grandinės technologija, NFT registruoja transporto priemonės duomenis ir sukuria unikalų, nesuklastojamą įrašą apie transporto priemonės eksploatavimą. Šis įrašas gali garantuoti tinkamą transporto priemonės priežiūrą ir teigiamai paveikti likutinę vertę ją parduodant. Alfa Romeo yra sportiškas ir jaukus automobilis, tačiau kai kurios dizaino detalės atsikartoja ir kitose Stellantis modeliuose. Šie mygtukai viršuje, važiavimo režimai ir klimato kontrolė yra bendriniai. Tai nėra blogai, nes juos valdyti yra itin paprasta ir patogu. Variklio užvedimo mygtuką rasime čia apačioje, kaip kokioje piloto kabinoje. Vairas malonus, rankose aptrauktas oda ir alkantara. Matome fizinius mygtukus, tai užtikrina patogų valdymą. Sportinių elementų rasime ir daugiau. Pavyzdžiui, verstos odos apdailos, aliuminiai pedalai, šildomos alkantara sportinės Corsa sėdynės, sukurtos bendradarbiaujant su Sabelt. Jos puikiai prilaiko iš šonų ir užtikrina atramą posūkiuose. Sėdint juose jautiesi lyg vairuotum kažką išskirtinio. Komplektuojant savąjį Junior galite rinktis ir sintetinės odos sėdynės. Jos bus valdomos elektra, turės šildymo ir masažo funkcijas. Bendrai galbūt norėtųsi įvairesnių interjero spalvų pasirinkimo. Kaip minėjau, klimato kontrolę galite valdyti šiais fiziniais mygtukais, o detalesnius nustatymus rasite 10 colių ekrane. Jo veikimas sklandus ir greitai perprantamas. Taip pat galima rasti Android Auto ir Apple CarPlay funkcijas. Čia yra ir cloud technologija paremtas DI automobilio asistentas ChatGPT. Bei prastų DI galimybių čia yra ir natūralesnis balso komandos atpažinimas. Vairuotojui yra taip pat skirtas 10 colių ekranas, rodmenys aiškus ir gražus, tai gal norėtųsi individualesnių nustatymų. Dėtuvių čia nėra daug, neįtin didelės dėtuvės durise, bevielis telefono įkrovėjas, 2 puodelių laikikliai ir centrinė dėtuvė. Pažiūrėkime, kiek erdvės gali tikėtis sėdintis gale. Stogo linija aukšta, todėl su galva lubų nereikės liesti, tad ir suaugusieji jausis patogiai. Daug praktiškų elementų čia nerasite, USB ir 2 ISOFIX jungtis. Renkantis Junior, bagažinės talpa bus 400 litrų. O Mild hibridą bagažinės talpa bus kiek didesnė, 415 litrų. Sėdynės nusilenkia 40-60 santykių ir nesukuria žymaus kampo. Na, o jeigu bagažinę norėsite atidaryti iš salono, tuomet ieškokite mygtuko lubose. Na, o tam, kad bagažinėje vyrautų tvarka, daiktus taip pat galite sudėti į apatinį skyrelį. Taigi, Alfa Romeo Junior nėra apie praktiškumą. Junior yra apie emociją, o daugiausia emocijų gauname vairuodami. Klausimas, kiek daug šis Junior gali jų suteikti. Galima rinktis tarp 2 variklių. Mild hibrido su 1,2 litrų turbo benzininiu varikliu, turinčiu 21 kW galios elektrinį variklį ir elektrinio turinčio 54 kWh bateriją. Čia skirsis galingumai. Veloce pati pikčiausia, spartiškiausia ir galingiausia versija, turinti 280 arklio galių. Iki 100 km/h ji įsibėgės per 5,9 sekundės, o su pilna baterija nuvažiuos iki 330 km. Su didesne baterija nuvažiuotų ir toliau, tačiau taip automobilis taptų sunkesnis ir Junior prarastų tą valdymo malonumą. Nes būtent važiavimas yra išskirtinė Junior savybė, skirianti jį iš kitų Stellantis ir to paties segmento automobilių. Jaučiasi, kad Alfa Romeo skiria daug dėmesio valdymui. Nebūtina rinktis kietesnės Veloce versijos, važiuojant su įprasta Junior versija jausite išskirtinį vairavimo malonumą. Net ir su silpnesniu 156 arklio galių automobiliu pasieksite 100 km/h per 9 sekundės. Kas įdomu ir keista yra tai, kad šio automobilio maksimalus greitis yra 150 km/h. Tai nebus problema Lietuvoje ir daugelyje Europos miestų, tačiau Vokietijoje šis automobilis gali
pasirodyti lėtesnis, o taip pat ir Italijoje, žinant italų vairavimo ypatumus. Su pilnai įkrauta baterija nuvažiuosite iki 410 km. Naudojant silpnesnę 11 kW pakrovimo stotelę, nuo 0 iki 100 įkrausite automobilį per nepilnas 6 valandas, o naudojant greitesnio įkrovimo stotelę, kuri suteikia 100 kW greitį, nuo 20 iki 80% įkrausite per 27 minutes. Matomumas geras, tik kiek storoki priekiniai statramsčiai. Maloni funkcija šildomos priekinių valytuvų vietos, tikrai pasitarnau žiemos laikotarpiu. Alfa Romeo Junior turi antro lygio vairuotojo pagalbinės sistemas, kurių veikimą užtikrina priekinė kamera, priekinis radaras, adaptyvioji kruizo kontrolė ir juostų palaikymas, stop and go funkcija, greičio ženklų atpažinimas, pusiau autonominis parkavimas ir autonominis avarinis stabdymas. Taigi, garso izoliacija gera, sėdynės patogios, vairuoti malonu, tai reikia surasti teisingą keliuką ir kelionė tikrai taps nuotaikinga. Su Alfa Romeo net ir nereikia kelionės tikslo. Automobilių fanai ras progų pasimėgauti Junior vairavimo malonumu. Taigi, ar Alfa Romeo Junior yra tikras Alfa Romeo? Tikrai taip. Jis išraiškingo itališko dizaino, jame malonu sėdėti, o dar smagiau vairuoti. Teigiamas emocijas jis suteiks ne tik vairuotojui, bet ir keleiviams, nesvarbu, kurį variklį pasirinksite. Šis automobilis yra šiuolaikiškas, išmanus ir turi pagirtiną nuvažiuojamą atstumą vieną įkrovą. Junior vienas įdomesnių crossoverių, kurį verta išbandyti, net jeigu nesate Alfa Romeo entuziastas.